šiandieninės vaizdo įrašas bus apie labai sudėtingą vonią, kurioje buvo labai daug visokių įdomybių. Tai pradėkim nuo grindų, baigiant iki strižų lubų kampų pripjaudinėjimai, skylės, sveikų plytelių buvo mažai. Todėl, jeigu tau patinka šitas vaizdo įrašas, spausk patinka, prenumeruok kanalą, tai pažinosiu, ir jisai bus naudingas tolimesniems darbams atlikti ir parodyti. Buvo toks labai didelis sunkus niuansas padaryti grindis. Grindis buvo lietos išlyginamuoju mišiniu. Gaunasi taip, kad išlyginamasis mišinys padengia didelę dalį nelygumų. Tai kaip matote, šitoj vonioj arba duše yra daug kliūčių. Tarkim, balkiai eina sutvirtinantys stogą, po to dėžutė nevienodam lygiui su sienos kampu baigėsi. Gaunasi grindyse radiatorius išlenda, tai papildomai reikia išpjaudinėti ir vamzdžius, ir visokius kitokius bajerius, po to sveikų plytelių ten ne per daugiausia. Trumpai apie pačias grindis. Grindis buvo išlietos išlyginamuoju mišiniu, tai kaip ir jau sakiau prieš tai, bet buvo tas dalykas, kad, nežinau, ar matysis, šitam vaizdo įraše matosi dušo padas, kurį reikėjo sulyginti su pačiom plytelėm. Kadangi storis buvo kažkur tais apie 8 mm, kažkur reikėtų pakelti, tai teko dėti plytelių sluoksnį tiek ant grindų, tiek ant pačios plytelės. Tai gerai, neaišku, nieko blogo, jeigu atlieka profesionalai. Jeigu asmeniškai patarčiau, tai gal tu pats nebandyk, nes galima prisižaisti su tais dvigubais pertepimais. Dėl ko? Dėl to galėsiu panagrinėti kitame vaizdo įraše. Jeigu kas, tai dabar žiūrim toliau. Turim mes grindis, sieną, viskas čia atrodo kaip ir pasiruošinėjimas sienai. Ir galima pasakyti taip, kad pradėjau nuo pačios sienos dėjimo, kadangi tenais, kaip matot, yra, stabdau kadrą, pasimatys labiau, kad tenais yra 3 skylės, apačioje pripjauta ir jeigu atkreipsi dėmesį prie išorinės sienos, kur baigėsi arba bent jau turėtų stovėti durys, tenais yra plytelė. Tai ta plytelė, kad išpjautų lygiai vienodai, teko pasinaudoti vandens pjūklų, daug aš aišku pjovimų nerodysiu, nes tai ganėtinai nuobodus reikalas, tai manau šitą viską supranta, tai pjaustymai buvo atlikti su vandeniu pjūklu, bandyta sukalibruoti tas plyteles taip, kad kiekvieną mimikuotų jau artimai esančią plytelę ir viskas būtų lygiai, kad bent jau duris pastatęs nematytum jokių nelygumų. Tai va, teko užšlifuoti šitus kraštus, būtų, kad 90 laipsnių kampas, nušlifuota, viskas tenais tvarkingai, gražiai. Pjūvių daug nerodysiu, tai aš pradėjau klijuoti apačioje, užsidėjau lazerį, atsimatavau, kokią man dydžio plytelės reikia. Ir dar vienas dalykas, ką pasakysiu, tai kadangi kai eina lygiai grindys, tenais reikėjo nuvedimą padaryti iki esamų grindų. Suvedimą su vinilu, ten parketu ir panašiai, su sekančiam grindim padaryta buvo nuožulnus nuolydis toksai iš karto. Jeigu kažkam tenka tai daryti, tai rekomenduoju visą laiką nuleidinėkit kiek įmanoma. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Ir taip, tai kadangi jeigu atkreipsi dėmesį, tenais, kur ant sienos tas pats pjūvis nesikartojo, nes tenais teko tą plytelę, tarkim, eina viena plytelė tiesiai ir tada jos kampą reikėjo nušlifuoti dar, nupjauti tiesiog kampu. Tai šitas variantas toks ganėtinai suveikė, viskas tenais gerai, tarpukas liko. Tai va, kaip ir sakiau, 3 skylės sienui, atrodo kaip ir nieko nesudėtingo, bet per 3 plytelės, viena iš vienos pusės pjaustusi, kita iš kitos. Ir kadangi matot, prie pačio radiatoriaus eina jau lubos, tai reikės jas pripjaudinėti kampu. Susidedu, aš gal tarkim daugiau nieko nerodysiu, susidedu aš lyginimo sistemas, suveržinėju plytelės ir nieko tokio. Pasižiūrau visą laiką, pasitikrinu, kiek įmanoma daugiau, ar tas lygumas man gaus, nes didelės plytelės dedant vienas yra niuansas, kad jos mėgsta sėsti į apačią. Tai ką turiu šitam vaizdo įraše, tai matot, aš kiekvieną plytelę pereinu antrą kartą, nes patikėkit, po kelių ten sekundžių ir minutės kitos gali būti tos plytelės nusėsta ir matot, pagal lazerį tos plytelės taip ir buvo, jos nukrito į apačią. Tai kad taip nesigautų, nes jeigu kažkuri pusė nukrenta, tai vidurinė siūlė skečiasi arba traukiasi, jeigu per aukštai. Plytelių klijavimo defektai ir brokas visą laiką nuo pačios pirmos eilės. Jeigu blogai pasidarai pirmą eilę, faktas, tau blogai gaus.
ir nieko čia nepadarysi. Tai va, tai šitoje vietoje aš užtepiau ant plytelės ir uždedu, kad neišterliot kiek įmanoma daugiau radiatoriaus, nes tikrai, manau, šeimininkas arba pats savo vietoje neapsidžiaugtum, kad aš ištepčiau radiatorių. Na, aišku, gal ir nieko nepasakytų dauguma žmonių, bet iš tikrųjų tai geriau švariai, tvarkingai atėjai, padarai ir išėjai. Viskas. Tai toks vat bairis yra. Toliau pasikiliuoja, kiek įmanoma daugiau tą dalyką. Pasidarai lygiai ir toliau seka įdomiausia dalis pats pjaustymas. Tai, čia, žinokit, daugiau nieko nepasakysi, man tai faktiškai wow. Čia, žinot, toks jausmas, kaip ateini daryti ir nežinai, nuo ko pradėti. Tarkim, kurį galą tau pjaustyti, nuo kurio pradėti. Tai va, čia toks variantas, kada darai po truputį ir matai, kad tas rezultatas eina, nes jeigu bandytum pasižiūrėti į bendrą rezultatą, tai, ta prasme, net iš pradžio neišeina suvokti, kaip tau taip išeis padaryti. Bet po truputį visko įmanoma. Tai va, štai ir įdomiausia dalis, kaip įsimatuoti visą tą nuolydį kampą. Gaunas taip, kad užsidėjau aš lazerio liniją, nes viskas turi atitikti taip, kaip mimikuotų į šalia esančią plytelę ir taip, kad ta plytelė užsidėtų tenais. Tai gavas taip, kad reikia toj pat vietoj, tam pačiam taške, kur plytelė guls arba kurioje vietoje jinai bus, ten reikia užsidėti matmenį. Kad žinotum, kokio dydžio tau tos plytelės reikia, arba ilgio, pločio, nežinau, kaip tu nori taip pavadink, bet gaunasi taip, kad pjovėsi viršus, tai va, kaip matot, užsidedu liniuotę, pasižiūriu, kiek kurioje vietoje čia gaunasi. Ir vienas pastebėjimas, nedaryk tos pačios klaidos, kaip aš darau. Nedaryk taip, kad priklausomai taip, kaip tu dar užsidėsi tą liniuotę, dar nereiškia, kad tu tiksliai pasimatuosi, yra toks variantas. Turi užsidėti ir toj pačioj vietoj tą patį matmenį perkelt. Jeigu tu šiek tiek pasuksi kampą, va tokioj vietoj matuodamas, jeigu tas kampas neatsirems arba, tarkim, kažkurioje kitoje vietoje atsirems, tu jau netiksliai išpjausi. Tai patikėkit, šitas dalykas yra ir taip aš tikrai esu tokių klaidų padaręs. Noriu pasidalinti su tavim pačiu geriausiu įrankiu, nešiojant plačias plyteles arba plokštes ir panašiai. Tai turiu automatinį vakuuminį pritraukėją. Štai. O, dėžutė labai gera, labai gražiai atrodo kaip meistras, lagaminą atsidarai. Tenais vakuuminis pritraukėjas, jisai supakuotas. Čia, kadangi turiu naują, gali įsigyti iš manęs, jeigu kas parašai, komentarė atsiliepi, aš tikrai kreipsiu dėmesį, atrašysiu. Gavas taip, kad laiko 150 kg, bent jau taip teigiama. O iš tikrųjų tai nežinau, 150 su viena ranka aš tikrai net nepakeliu, tai nežinau, tu jeigu pakeli, tai gali pabandyti. Gaunas taip, kad šitas vakuuminis pritraukėjas tinkamas tekstūriniams paviršiams ir lygiems. Nes yra vieni pritraukėjai naudojami tekstūriniams, kiti lygiems. Tekstūriniams pritraukėjai turi didelės storas gumas čia ir kuo daugiau. Čia gaunas 3 sluoksnių gumas, tai dar geriau sandarina patį paviršių, nes vienos gumos, tarkim, silikonė, ten tie nesilikoniniai paprastos gumos gaunas taip, kad jie neužsandarina labai gerai ir gaunasi tau naudojami tik tais nešiot stiklui, nes kitokiu atveju atsileidžia ir nukrenta jie bakštant kojas. Ir čia kaip tikras plytelšikas, va, paimu ir padaužau aš tas plytelės, tekš su rankytėm, visi sako, oi, ką tu čia juokauji su tom rankytėm, tu koks meistras. Ne visi, patikėkit, daužykit su plaktukais, viena klaida, plytelės nemėgsta smūgių. Tu ją gali pastumti va taip va iš šono, kaip aš darau su ranka, jeigu su plaktuku pabandysi kažką padaryti, tai patikėkit, sudaužysi. Ir, o vaikyti, kiek tada reikalų tau reikės pakeisti. Tai va, tik tais toks variantas, pastebėjimas, nebūtinai daryk taip kaip aš. Dar kartą pasimatuoju, nes per ilgą laiką, tarkim, būna pasimiršta ir tą pačią sieną dar bandau pakelti iki viršaus. Vat kaip darykit taip kaip aš. Pavyzdžiui, yra toks variantas, yra plytelė ir jeigu tu pamatuoji šitoj va pusėj, šitą va matmenį, tai viskas gaunasi šiek tiek didesnis matmuo. Jeigu tu matuoji, tai lygiai toj pačioj vietoj, kur vat plytelė baigėsi, lygiai tokioj pačioj vietoj turi ir pamatuoti. Aš pasiėmiau, pasistačiau lygiai grečiai plytelį ir vat bandau prisiglaus prie lubų, koks matmuo man gaunasi, nes kitokiu atveju šitai patikėkit tikrai nepamatuosit. Ir čia kažkur gaunasi 11 su 6 ar 7. Tai atminusuojam dar 2 arba 3 mm, paliekam šiokį tokį laisvumą. Va ir užsirašau 11,5. Tai atsiprašau, tada bus 11,5. Atminusavus
tą tarpą, nes sudėtinga per vaizdo įrašą pamatyti matmenį. Tai va, užsirašom visą laiką geriausiai, kad nepamirštum užsirašyti tą, ką tu nusibraižęs. Ir tada sekantis etapas jau bus pjovimas. Ir dar, kaip nepaslaptis, dar ir skylė atsiranda toj pačioj plyteliai. Ir spėkit, kaip ją padaryti. Nu, va, taip va ir padarai. Kadangi buvo taip, kad antras aukštas, situacija tokia, antras aukštas, nėra kur pjaut, nėra kur matuot. Tai aš tą patį bandau padaryti ant kelių plytelių, vienu kartu nusinešti į ten tą jau pjaustimo zoną, nes labai daug dulkių būna. Viršus jau yra nudažytas, tai patikėkit manim, geriau nepjaustykit ten, kur yra nudažyta. Nežinau, tiesiog nedarykit. Rekomenduoju, bent jau atkreipkite dėmesį. Turiu kampų matuoklį, jį pasiemu, pasireguliuoju, užsidedu kištuką, kad būtų grinai mimikuotų man 2 mm plytelę, pasistatau jį pagal kampą ir yra vienas bet. Dabar nepadarykit klaidos. Žiūrėkit, dabar paimsiu aš pieštuką ir užsižymėsiu tam tikroje vietoje, tam tikrų kampų, užsižymėsiu matmenį, kurioje vietoje man tas kampuotis baigėsi. Tai va, tarkim, pasiemu aš pieštuką, tai pasižymiu vienoje vietoje, gerai, ir dabar pamatavęs, tarkim, nuo plytelės kampo ar nuo kažkurios veikos dalies, kurios jau įmanoma tą padaryti, aš užsidėsiu tą patį matmenį ant plytelės ir bandysiu jį atsimatuoti. Tas matmuo, kurį aš užsibrėžiau, pasimatavęs nuo plytelės, bandysiu tą patį kampą perkelti ir žinosiu, kad mano kampas, tas kampainis, turi baigtis toj pačioj vietoj, kaip ir plytelė. Štai, pasimatuoju nuo kampo iki plytelės ir tada žinau, kas man yra arba kas manęs laukia. Tai va. Nu ir štai jau sekantis etapas, turim pačią plytelę, pasiguldau, užsidedu aš matmenį ant tos plytelės, tam tikrų vietoj, kaip ir minėjau, ant sienas, pasižymiu ir tą patį kampą bandau aš prisiglaus prie plytelės, kad tas vaizdas man jisai kartotųsi ir bent jau kampą aš galėčiau pataikyti. Va, užsidedu kampą, užsibrėžiu ir jau likusią dalį, bent jau to kampo, kurį reikės išiminėti, aš jau nusibrėšiu su pačia liniuoti. Tai kaip ir atrodo sudėtinga nėra, patikėkit, tikrai sudėtinga, nes jaudulys yra tas, kad tu pjaudamas, ne visi supranta, ką plytelė klojas jaučia. Jisai sulaiko kvėpavimą, kad visas tas pjūvis nesulūžtų ir nenueitų šunį nuo uodegos. Nes patikėkime manim, yra buvę, kad lūžia tokie variantai ir tu nenori daugiau tokių dalykų, nes reikia atsinešti naują plytelę, vėl pjaustyti, vėl ten žiūrėti, o kai kampų išpjaudiniai dažniausiai tos vietos jau nebepasinaudoja, nes naudoti išmetimo eina, tai va, toks variantas. Aha, tai jeigu kas neturi kampuočio arba kažko ilgo, visą laiką gali panaudoti pačią plytelę. Tai man iš 1,20 m atpjaus labai buvo gerai, prisiglaudžiu kampą pasimatavęs, nusibrėžiu liniją, tokią, kurią reikėtų išpjauti ir pjausim su kampiniu šlifuokliu. Tikrai tai. Kas gerai su kampiniu, kad tu matai kiekvieną pjūvę liniją, eilė atitiko viskas gerai iš pačio pirmo karto. Bet reikėjo pasimatuoti ir dar kartą pasimatuoti. Tai kokius 4 kartus pasimatavęs, tai aš pilnai tikiu, kad tu pataikysi. Taip, kad rekomendacija mano tokia, kuo daugiau pasimatuosi, to tiksliau ir bus. Nu, ne visą laiką, bet, pavyzdžiui, jeigu kažkokią klaidą padarai, tai jo, tikrai taip. Tepuosi jau šalia dušo, jau esančią sieną, jeigu mato, tai buvo pats dušas, nu, arba bent jau kranelis jo, užsitepu iš pradžių. Taip, dabar jeigu kas klius, kaip aš galvojat, tepuosi, tai pirmą užsitepu su lygia dantytą mentelę, nu, bent jau dantyti į viršų, o lygų į pagrindą dedu ir po to jau su dantukais, nes patys kliai prisitraukia prie pačio pagrindo, jie geriau sukimba su pagrindu ir bent jau taip nenukrenta jį ant grindų. Tai mažesnė netvarka palieki, tai jeigu kas, rekomenduoja tokį būdą pasinaudoti, nes kitokiu atveju, tai patikėkit, kiek reikalų yra išvalytas grindis. Taip, ir štai jau galima sakyti, deduosi aš pačias plytelės, nuvalau, gavas taip, kad palei dušą net nepateko, to pati plytelė neužtenka uždengti, nes dušas jau kiek įmanoma pagal sifoną buvo pastatytas tam tikroje vietoje, kiek įmanoma jau prie sienos ir daugiau visiškai nieko keisti negalima. Pats dušo ten padėklas buvo įleistas į pačias grindis, kaip matot, dar užsidengęs aš grindis, pažiūrėkit, koks aš meistras, kad neišterliot padą, nu tikrai nenorėtum išterlioti, nes jisai patikėkit, kiek kainuoja. Tai žodžiu taip, kad aš jo tikrai nusipirkti nenoriu ir manau tikrai nerekomenduoju niekam kitam.
tai visą laiką geriau užsidengti plėvelę, kas pigiau kainuotų. Tai va, žodžiu, taip, kad dedasi plytelė, tenais kampukas užsidės, arba, kai atsimenu, mes ten pabaiginėjom su pačia plytelė, nes galvoju, gal žmogus tą ledą dėsim ir kodėl gražiau baigs. Tai va, čia ir gaunasi toks kitas bajeris. Viskas įsicentravo, šalia sienos gavos pjūvis vienoje pusėje, pjūvis kitoje pusėje. Ir kadangi durys, viskas ten matomiausiai vietoj, bandom pataikyti mes lygiai, nes ten dėsis kas kampukas. Teisingai, kurie galvojat, kad kampukas dėsis, jisai tikrai dėsis, tai taip ir matosi, staklės arba likusi dalis plytelės po kairio pusę, jeigu mato, tai jinai lieka ir kad jinai kuo mažiau blogiau lūžtų, reikia tą dalį pakelt. Bet taip pakelt, kad jinai amortizuotų, tai aš ten naudojau spyruoklę. Kitoj pusėje, jeigu matysit, na aišku, nežinau, ar dabar matysis, bet jaučiu, kad nelabai. Tai, žodžiu, taip, kad spyruoklė buvo įdėta, jinai amortizuoja ir taip geriau lūžta ta pati plytelė. Arba gali pakelti, būna kiti naudoja pagalvėlės, aš dar vieną variantą turiu, užsidedi kaladėlės, vieną ant kitos, bent jau aukščių pakelti ir tada pripumpuoji tokią pagalvėlę. Tai labai gerai oro tą pagalvėlę laiko, jinai duoda amortizaciją pačiai plytelė ir pakelia tiek, kiek reikia. Tai būna, kad pjūvis geriau lūžtų, turi šiek tiek kampu pastatyti pačią plytelę, kad jinai būtų sunkiausiai, didžiausiai vietoj ir būtų šiek tiek žemiau. Apačioj, kaip matot, turi išsikišti vieną plytelę į angą, ta, kad anga dar svarbiausia, kaip reikėjo pamatuoti, ta anga nueina į vieną pusę, tai kad visur uždengtų, teko kažkur tais ištraukti, daugiau klijų panaudoti ir taip bent jau patiesinti tą pačią angą. Nes vienoje vietoje tai niša, toj dešiniai pusėje, tikrai buvo toks kašmaras, nežinau, kaip pasakyti. Tai va, sekančią plytelę dėjus, pripjauni palei kampus grindų ir viskas tau kartojasi labai gerai. Na, aišku, sutinku, tenais ganėtinai tikrai gražiai susideda, užsitepu daugiau klijų, tenka taip. Dabar toks triukas buvo. Dabar pasižiūrėkit, koks triukas. Čia buvo bajeris tame, kad virš dėžutės dedasi sveika plytelė. Ta sveika plytelė pjaunasi vienoj pusės sienoj, kad kitoj pusėje išlystų ir galėtum uždengti kitą plytelę. Ir dar negana to, palauk, čia dar įdomesnė dalis. Ta dalis, kur remiasi prie sienos, jinai į pačias lubas turi važiuoti. Tai žodžiu, va taip, va, toks bajeris. Ir kad viskas tiktų, teko užsidėti tą plytelę kokius 5 ar 7 kartus, kol aš paimu, pastumiu, žiūriu, kad man kitoj pusėje nedasistumė tiek, kiek reikia. Tai ką, teko šiek tiek įpjauti biškį lubas, matot, siūlė nelabai sueina. Teko įpjauti lubas ir įkišti, štai su peiliuku pjaustau lubas, nežinau, nieks nepagirs, bet iš tikrųjų kitaip nepadarysi. Ir tą kampuką bent jau įspaudžiau prie plytelės. Tai tą kampą įstūmiau į lubas ir tada jau viskas labai neblogai gavosi. Tai va, kadangi ta siena buvo šiek tiek kreivesnė, tas viršus, po to aš pamačiau, kad viršus nueina į mano pusę, tai apačia, ta prasme, šiek tiek giliau, gulšiuko nėra automatiškai, gulšiukas nugriūna. Tai va, tai toks bajeris, teko dabar kažkurioje sveikoje vietos daly pasimatuoti plytelę, kurioje vietoje netelpa. Tai tarkim, tą matmenį aš užsidedu nuo apatinės plytelės ir užsibraukiu, nes kitokiu atveju aš neturiu jokio atskaitos taško, nes lubos eina nuožulniai, kampo nematau, pagal kampą negaliu matuoti nuožulnumą ir žodžiu toks variantas. Tai dabar pasižiūriu, kur man sveika baigėsi, užsidedu ant apatinės plytelės, pasižiūriu, pastatau gulšiuką, kad jisai lygiai man būtų. Ir tada užsidėjęs lipnę juostą, bandau ant tos lipnios juostos užsižymėtą matmenį. Čia jau tavo mokslas, kaip tu ten tą lipnę juostą paimsi, po to pripjausi. Aš paėmiau su peiliuku, nupjoviu lygiai palei kraštą, iškišęs ją šiek tiek daugiau, kad galėčiau lygiai pataikyti. Toks va triukas. Nu ir ką, toliau teko matuoti viršų. Ir po daug klijavimų, matavimų, štai užsidedu aš ant plytelės, čia toks, galima pasakyti, įrankis. Užsidedu plytelę, pasimatuoju, kurioje krašto daly man baigėsi, užsidedu kampai, tą savo liniuotę su kampu, kuri prilenda į tam tikras vietas, kiek įmanoma, kad nepriglaustum, nes būna kampas, tos liniuotės atsiremia į lubas ir nueina į giliau.
Tai va, žodžiu, tai va, pasimatavau tokiu va būdu, štai mano toks triukas, po to dar patį kampą teko išmatuoti su savo reguliuojimu kampainiu. Tai šitą plytelę pareikalavo, vaikyti kiek reikalų. Jie išmatuot, pareikalavo nemažai pastangų, bet patikėkit manim, viskas atsipirko, vien dėl to, kad kaip tu tai pamatavai. Ir nežinau, laikas tai tikrai kainuoja. Tai va, tai jeigu kas, nesijaudinkit, viskas gerai. Aš tai dar perstebėklius, nes jie jau bus tikrai pradžiūvę ir didysis momentas. Ir dedu aš tą plytelę. Nepatikėsit, žinokit, iš pirmo karto jinai tiko. Atrodo, net nereikėjo perpjauti. Taip apsidžiaugiau, taip, atrodo, akmuo nukrito. Nežinau, palengvėjęs, toks pasisėmęs jėgų, dar su kumštuku padaužai, tai čia iš džiaugsmo. Tik stipriai nedaužykit. Dabar daužau vien dėl to, kad ta pati plytelė man užsiverčia, nesueina su pagrindu. Tai teks visas plyteles šalia nišai pjaut įstrižai. Tai, taip sutinku būna. Ir dar negana to, dar viršui ten tokią mažytę plytelę dėjusi, bet va štai, kaip matot, vaizdas nustebino viską. Tikrai, atrodo gražiai, suklijuota, nežinau kaip vaizdo įraše. Ir virš balkio dar ten dėjus tokia mažytė plytelė. Ir tas juodas kampas labai skoningai atitiko tas plyteles. Ir buvo labai pasaka, viskas gražiai. Plytelės irgi ganėtinai gražios. Aišku, iš pradžių buvo pageidavimas dėti 3 skirtingų dydžių ten plyteles, bet atsisakėm, nes tikrai skiriasi dydžiai, matmenys nuo tų plytelių. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Tai va, ir dar toks įdomesnis variantas papuolė. Dabar, kaip matot, aš bandau pasimatuoti pačioj nišai, teko grininę plytelę įklijuoti jau sekančių etapų, arba bent jau paskutinio vietoje, tai po sienų suklijavimo, nes ten tai buvo atlikti kiek įmanoma lengviau, tai užsidedu aš kartoną. Tas kartonas man mikuos tą plytelę ir aišku su lipnė juosta, kartoną pasidarau šiek tiek mažesnį, kad lipnė juosta dar įmanoma būtų ją priklijuoti taip, kad tas tarpas būtų visiškai minimalistinis arba idealus, arba netoli idealaus, nes idealiai nežinau, koks žmogus ten galėtų atlikti, tai nežinau, robotas gal, nežinau, tu gal žinai, parašyk komentaruose. Ir ką, žodžiu, dedu lipnę juostą, užsiklijuoju palei tarpą ir kas svarbiausia, didžiausias triukas yra tame, kad nesujudint to kartono, nes jeigu sujudini kartoną, tu priklijuosi lipnę juostą blogai ir tada gausis viskas blogai ir tada visas kitas rezultatas bus blogas. Jo, tai va toks variantas. Užsidedi, nusipjauni lipnę juostą, aišku, daugiau pjaustimo, karpimo, dėliojimo negu reikia, bet iš tikrųjų patikėkit manim verta. Patį tą vienetą, kurį reikia išpjauti ir įstatyti į tą angą, užsiklijavau, labai gerai, kad lipnį juostą man laiko, tai kas įmanoma, jeigu nori idealiau atlikti šitą pjūvį, rekomenduoju tą pjūvį atlikti kiek įmanoma šiek tiek platesnį. Taip mažindamas, tu gali pataikyti tiksliai. Bet kaina sugaiši labai daug laiko, nes gausis pridedi, pašlifuoji ir tai tas tau atims kokią valandą kitą. Tai žodžiu, va toks variantas, plius minus su visokiu matavimu. Tai jeigu nori kruopščiai atlikti, tai vienintelis variantas toksai. Tai žiūrėkime, atlikau aš tą pjūvį, ir žiauriai fantastikai, tikrai pirmą kartą naudoju šitą metodą su lipnė juosta, taip tiesiog pavyko sugalvoti, aišku, gal kiti galvoja, čia prisižiūrės, prisikopijuoji visko, oi ne, patikėkit, kiek tu dar sugalvoji, patirtis leidžia tau sugalvoti visokiausių triukų. Tai va, kaip matot, vienoje vietoje yra šiek tiek didesnis tarpas, bet aš tą tarpą suvienodinu su kita pusė, nes gaunat prie kitos pusės labai jau idealiai prisispaudžia, tai šitą dalyką aš pastumdysiu ir visas tas tarpas bus labai gerai. Dabar matote tą plytelę be klijų, bet uždėsi klijus ir priklijavus jinai, kaip uoga ant torto, kaip vyšnaitė kokia ant torto labai gražiai atrodys. Štai, atrodo, priklijavau, uždėjau kampukus, kad man išcentruotų tą tarpą ir gavosi viskas su minimaliu nuolydžiu į dušą. Nes toj vietoj, kadangi dušas toj zonoje gali kauptis vanduo, tai ten reikėjo šiek tiek nuvesti su nuolyduku. Didelio nesinorėjo daryti, kad tikrai neatrodytų rampa, kokie pakilimo tenais ar fūrą iškrauti. Tai va, toks variantas, labai gražiai atrodė, užsidėjo silikonas ir, ponas.
A few moments later. Ten viršui lubų yra balkis irgi. Tai, kad tą balkį geriau pamatoti, užsidedu aš lazerį vienam krašte, kitam krašte. Nu, aišku, jau turbūt jeigu tu sugalvojai, tai nebereikalo pagalvoji, kad aš tą lipnę juostą perkelsiu ant kitos plytelės, nes taip mimikuos man tą pačią vietą, arba bent kiek įmanoma tiksliau pasikartosiu toj vietoj. Tai pjūvis bus kiek įmanoma tikslesnis ir panašiai. Tai užsidedu ant vienos vietos, ant kitos, tada ant tos pačios lipnios juostos užsidedu kampainį, užsidedu liniuotę, prie tos liniuotės užsidedu dar vieną tokį įrankiuką, pasakysiu, kam jisai, jeigu žiūrėsi įrašą toliau, aš pasakysiu, kam jisai reikalingas, ką aš su juo darau. Tai užsidedu aš matmenį ir toj pačioj vietoj bandysiu atkartoti tą pačią plytelę. Kadangi balkis eina įstrižai, taip, suprantu, tavo gyvenimas yra kuo įmanoma sudėtingesnis, tai šitie bairiai tikrai padeda tau pasunkinti visą tą reikalą. Tai visą reikia atlikinėti po kelis kampus. Na, aišku, galiu užsidėti kampuoti, ten išpjauti lygiai, gražiau atrodys pagal plytelę, bet variantas tas, kad jeigu labai jau kreivai eina, tarkim, balkis gali stovėti tiesiai, gali stovėti tokiu kampu, gali taip, ir kadangi jau tu išpjausi, jeigu lygiai kampu, tai tau plyšys atsiranda. Tai ko to plyšio išvengti, reikia 2 matmenis naudoti. Tai va, čia aš pasižymiu, tarkim, nuo pačios apatinės plytelės viršų vienoje vietoje. Atrodo, dabar neatsimenu, greičiausiai aš būsiu naudojęs vieną matmenį šitom daly ir dabar tą pačią lipnę juostą pasiėmę, susiklijavau, aišku, kraštą nupjau su peiliuku, tada taip bus tiksliau. Taip, ir kadangi aš jau, matot, vieną plytelę esu išpjovęs, tai šitoj daly bandysiu užsitepinėti. Ir kaip man čia seksis, tai užsitepiau viršui, nes matot, yra 3 balkiai, tai tie gyvenimą pasunkina. Ir vienas dalykas, dar viena, jeigu taip atkreipia dėmesį, po kairę pusę yra baltas dangtelis. Tai tas baltas dangtelis slepia laidų sujungimo vietą. Tai buvo prašymas tą dangtelį užklijuoti plytelę, tai patikėkit manim, tai buvo įdomus reikalas. Tai kadangi čia daugiau nepamatysit, užsitepu aš klijus, bet kitas variantas palei lubas, kadangi lubos eina šlaitu, jos žemėja, tai reikia irgi tą patį padaryti. Reikia toj pačioj vietoj, atitraukus plytelę nuo sienos, pasimatuoji toj pačioj vietoj, kad tau uždengtų tą tarpą. Nes jeigu tu pamatuosi dabar vienu kampu, tarkim, uždėsi vieną dalį liniuotės arba metro vienoje daly, kitą pamatuosi viršui, tau jau strižai gausis ir žiūrėk, plyšys didesnis negu nori. Tai va, čia irgi kitas bairis. Kadangi tenais jie labai sudėtingoje vietoje, ten reikėjo paverst, pakelt, pasukt, įkišt ir dabar neatsimenu, kokio dar ten galo reikėjo padaryti, kad ta plytelė lystų toje vietoje, tai tikrai pasunkino reikalą, bet kaip matot, viskas uždėjau, dabar laimingas, apsidžiaugęs. Silikoną ištepti ir nubraukti per mažiau negu 5 minutės, nes jisai užsitraukia plėvelę ir jau tu nieko nepadarysi. Naudoji tam tikrą įrankį. Jeigu tau reikalingas atlikti tokiems silikono darbams idealus įrankis, kreipkis į mane, aš parūpinsiu tau tą įrankį, nes patikėk, šitie įrankiai labai geri. Vien dėl to, kad tu prieini prie pačio kampo. Tai žiauriai geras dalykas, jeigu kas galėsiu parodyti, bet jau sekančiam vaizdo įrašėm, kaip tik matot pačias siūles atlikinėti, naudoju tą patį kampą, jį gali tą gumytę paimti, išsitraukti ir užsidėti kitoj vietoj. Tai vat, žodžiu, silikoną pasipurškęs nubraukinėjau iš lėto, kad nebūtų galima ištepilioti pačių plytelių, o taip tada būtų atlikta daugiau pastangų nubraukinėjant. Tai vat. Toks variantas, nubrauki ir tiek, ir daugiau sen su silikonu nieko baisaus, jeigu viską spėja atlikinėti. Rekomendacija tokia, neįsitep daugiau plytelės negu reikia, užsitepi ten, tarkim, metrą, nubraukiai ten tą metrą, tarkim, kokią ten 60 cm, tada užsitepi dar toliau ir taip pat kartojasi. Nes jeigu tu sušlapinsi, tą, tarkim, metrą užsitepiai, sušlapinai ir patikėk manim, visa kita jau tau neprilips ir negalėsi atkartoti.
Tai po to rekomenduoju drėgnas servetėlės nuvalys tau silikoną nuo visokių įrankių, nuo rankų ir nelips. Tai patikėk manim, tai žiauriai geras dalykas, nes niekas nenori nusiplaudinėti po kokių ten 3 dienų silikoną nuo rankų, tai geras variantas. Štai kažkur tais, jeigu tenka klijus, geriausiai tai atlikinėti pasiruošinėjant kampus, nusivalyti klijų likučius jau prieš silikonavimą, bet tarkim būna kažkokių variantų iškyla eigoje, tai pamatai, nuvalai ir tiek. Žodžiu taip, tą silikoną išsitepė, vėl tas pats etapas nusipurški vandeniu su feiriu. Tas feiris labai gerai, iš tikrųjų, vien dėl to, kad nuriebalina paviršių ir padaro jį šiek tiek slidesnį. Ir štai dar tenka labai gerai privedinėti prie pačio dušo. Ten toj nišoje dėjosi plytelės, kaip ir minėjau, tenais palei ledus susidėjo vienoje pusėje ledas, pagalvoju, kad tiesiog norim daugiau šviesos, aišku, gražiau ir atrodys. Tai užsidėjo ledus iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai man teko naudoti pačias plytelių visokiausius triukus matuojant tas pačias plyteles, nes patikėkit manim, ta siena viena nugriūna ir gaunasi vieną kampą reikia pripjaudinėti daugiau negu kitą. Tai teko, kad viskas įstrižai eitų ir kiltų į viršų, tai teko dar daugiau laiko sugaišti, bet manau, kaip vaizdas paskutiniam rezultate, jau kaip viskas atrodė užsidėjus, tai visai ganėtinai geras, net nepasakytum, kad tikrai tiek daug laiko galėjai sugaišti prie tam tikrų pjūvių, bet iš tikrųjų taip ir yra. Na ir štai, ir toks mano darbas. Šitoj vietoj pjūvių visokiausių nepasakosiu, nes tikrai nuobodu žiūrėti. Jeigu kas patiko, paspaus prenumeruot kanalą ir jeigu kas paliko kokį atsiliepimą, man tikrai padės.